Labą dieną arba labas vakaras, eilinis video, eilinė mažutė mokyklėlė, šį kartą video bus labai trumputis ir kalbėsime tik apie tai, kaip įsigyti Instabuilder, tai yra pluginas arba kitaip tariant aplikacija, kuri mums būtinai reikalinga tam, kad galėtume pasidaryti kokybiškus, profesionalius, gerai veikiančius gaudymo puslapius. Taigi, nuorodą aš paliksiu po video čia apačioj, taip pat grupėje, nuorodą rasite. Paspaudę nuorodą, pakliūsite į šitą puslapį. Kai pakliūnate į šitą puslapį, jums reikės paspausti šitą geltoną klavišą Get Instabuilder ir tokiu būdu jums atsivers kitas puslapiukas, kuriame jūs matysite tris galimybės, tris variantus. Tai yra vienas variantas mokėti $77 ir tai galiu pasakyti, kad tai yra tik vienintelis mokestis visam gyvenimui. Vieną kartą nusipirkot šitą pluginą arba šitą aplikaciją ir už jį nereikės pakartotinai mokėti jau daugiau niekada. Kaip kažkokį daiktą įsigytumėt parduotuvėje, ar ne? Reiškia, $77 tai būtų pluginas, kurį galėtumėt instaliuoti 3 skirtingose domenuose. Tai yra, pirmai pradžiai, tai yra pakankamai neblogai. Na, $197 tai čia dideliems profesionalams, kurie teikia paslaugas įvairioms kitoms firmoms ir šito mums tikrai nereikia. Na, kita galimybė būtų įsigyti už $97 pluginą, kurį galėtumėt panaudoti neribotą skaičių, neribotą kiekį kartų, neribotose domenuose. Tai yra, kas galvoja užsiimti labai rimtai, galima pirkti šitą. Tačiau jeigu šiandienai reikėtų sutaupyti pinigėlius, aišku, savaime siūlyčiau panaudoti $77 pluginą. Pirmai pradžiai tikrai užtenka, na ir jeigu ateityje reikės daugiau, tai galima padaryti upgrade'ą. Taigi spaudžiam geltoną šitą klavišą apačioj ir kai paspausim šitą geltoną klavišą, mums atsivers sekantis puslapis, čia kuriame tiesiog reikės užpildyti visus savo duomenis, tai yra kortelės duomenis, tai yra pirmiausiai, kad valstybė, pašto kodą, toliau pasirenkat mokėjimo būdą, galima mokėti kortele, galima, jeigu norit mokėti PayPal'u, rašot kortelės savininko vardą pavardę ir visus likusius kortelės duomenis, tada tiesiog pasirenkat valiutą ir spaudžiat Pagar ahora. Kai sumokėsite, sistema jums atsiųs į jūsų paštą, į jūsų elektroninį paštą atsiųs laišką ir šitam laiške rasite prisijungimo duomenis. Na, visų pirma, čia matysite, štai šitoje vietoje tokį mėlyną tokią nuorodą, ją paspaudę pakliūsit į prisijungimo puslapį ir apačioje username ir password, tai yra jūsų vartotojo vardą jums duos sistema ir jūsų slaptažodį jums duos sistema. Reiškia, paspaudžiat tą mėlyną nuorodą ir atsiverčia sekantis puslapis, jau priėjimas į jūsų Instabuilder, suvedat viską, duomenis ir gaunat puslapiuką tokį. Ką darot tada? Tada ieškote kairėje pusėje, kur būtų parašyta Don't Launch, tai yra reikės jums parsisiųsti šitą pluginą. Spaudžiate tą klavišą Don't Launch ir nuorodą ir parsisiunčiat į kompiuterį Instabuilder. Kiek trūks, bet aišku, tai greitas reikalas, neilgai. Na ir kai jau būsite parsisiuntę į kompiuterį, ką jums reikia daryti toliau, tai reikia prisijungti prie jūsų Word, kurį mes jau žinom, kaip įsigyti. Ir kai prisijungsite prie WordPress'o, kairiai pusėje ieškokit, kur parašyta plugins. Kur parašyta plugins, spauskite antrą Añadir nuevo. Atsivers šitas puslapis, kylate į viršų ir spaudžiate Subir plugin. Paspausite čia, gaunate tokį langą, Seleccionar archivo, paspaudžiate Seleccionar archivo
ir tada kompiuteris jums atvers jūsų visų parsisiuntimų puslapį. Surandate pluginą, kaip matote bus parašyta Instabuilder, reiškia surandate pluginą ir jį paspaudžiate. Kai jį paspausite, tai atsivers sekantis langas ir šitą su tuo pačiu, reiškia, parsisiųstų pluginu jums nieko daryti pačiam nereikia. Grįžtat vėl į šitą puslapį ir tiesiog paspaudžiate Instalar Ahora, tą mygtuką, žemiau esantį mygtuką Instalar Ahora. Ir sistema pati tiesiog automatiškai, jums nieko nereikės daryti, sistema pati įdigs jums šitą pluginą į jūsų WordPress'ą. Reiškia, jūs nieko daugiau nedaro, tiesiog paspaudėt mygtuką ir laukiat. Laukti gali reikėti keletą minučių, priklausomai vėlgi nuo interneto, nuo kompiuterio ir nuo daug dalykų, bet palaukti reikės trupučiuką, kol sistema įdiegs tą pluginą į jūsų WordPress. Na ir kai sistema jau bus įdiegusi pluginą, pilnai tada atsiras šitoks puslapis, čia rašo, kad pluginas įdiegtas teisingai ir jums reikės paspausti šitą pirmą Aktivar plugin. Kai paspausite Aktivar plugin, atsiverčia sekantis puslapis ir kaip matote, jau kairėje pusėje jūs randate Instabuilder 2.0. Atsiranda šitas papildomas užrašas, kurio anksčiau nebuvo. Kai jį paspausite, jums atsivers toks tuščias langas ir kaip matote, čia prašo jūsų licenzijos, jūsų leidimo, kitaip galima pasakyti, leidimo slaptažodžio. Jeigu prisimenate, aš sakiau, kad jūs šitą pluginą savo galėsit instaliuoti trijose skirtingose domenuose. Taigi, vadinasi, jūs 3 kartus galėsit panaudoti tą licenciją ar tą leidimą. Taigi, ką reikia daryti dabar, kai pamatėt tokį dalyką? Grįžtat į Instabuilder, kurio, aišku, geriau, kad iš karto neuždarytumėt, jeigu jis lieka atidarytas. Grįžtat į Instabuilder puslapį ir tenai randat licenciją, parašyta licenzijos, paspaudžiat šitą klavišą ir šičia, kaip matot, randat licenciją, nusikopijuojat tuos skaičiukus ir šitus nukopijuotus skaičiukus vėl grįžtat į WordPress ir įklijuojat čia. Kai įklijuojat savo licenciją, tada spaudžiat Activate Now, tai yra dabar aktyvuoti. Kai jau paspausite šitą klavišą dabar aktyvuoti, jūsų pluginas su jūsų leidimu įsidiegė, WordPress'e turit puikiausiai veikiantį pluginą ir tai bus pagrindinis darbo įrankis gaminant gaudymo puslapius. Be šito Instabuilder būtų labai sudėtinga. Taigi, kol kas, kaip jį įsigyti, įdiegti ir kaip jį turėti, šitą labai be galo svarbu darbo įrankį mes jau žinom. Sekantį kartą, sekančioje pamokėlėje mes mokinsimės, kaip juo naudotis ir jeigu norit pažiūrėti, užmest akį, kaip jis atrodo dabar, jums čia, kur matot Instabuilder parašyta, jums tai reikia paspausti į dashboard ir tada matysit, koks jis yra. Galit pasižiūrinėti, paspaudinėti, palandžiot, bet kaip juo naudotis, mes mokinsime sekančiai pamokėlį. Taigi, šį kartą tiek ir iki sekančių mokyklėlių, iki sekančių susitikimų. Iki malonaus.